Žinutė nuo pinigų energijos. Pinigų energija, ką nori perduoti šiem nuostabiem žmonėm. Jaučiu didžiulį pokytį ir labai gražią energiją ir iš karto žiūrėkit, kas krenta. 8 monetos ir taurių tūzas. Jau gera pradžia. Labai džiugią energiją jaučiu. Nuosaikumas ir monetų karalienė. Gali būti, kad šiuo laikotarpiu labai stipriai kilo abejonių, ar pavyks. Tai jaučiu, kad pavyks, kad viskas pavyks ir pavyks su kaupu taip kaip net neįsivaizdavot, kad gali būti taip gerai, kaip net neįsivaizdavot, kad gali būti. Tai raitelis, 9 monetos, bokšto momentas. Na ir dar vieną kortą. Imperatorienė. Dar šalia išskrido 4 skeptrai. Tai sveikinu, nes pagaliau po daugybės išbandymų jūsų mąstyme įvyko didžiulis pokytis ir proveržis, staigus pokytis ir proveržis. Tai šitas laikotarpis todėl buvo toks intensyvus visom prasmėm ir ypatingai finansinė prasme. Ir pagaliau įkūnijot tiesą, kad galima gausą pinigus pritraukti per lengvumą ir malonumą. Girdėjot, supratot šitą teoriją iki šiol, bet dabar pagaliau ją įkūnijot ir šitos energijos jūsų viduje balansuojasi ir esat be galo talentingas žmogus, kuriam finansai gali ir nori ateiti įvairiais keliais ir būdais labai lengvai būtent per jūsų kūrybinę energiją, bet tiesiog buvo labai daug abejonių susijusių su saviverte. Ir viskas, nulaužėt šitą kodą, nulaužėt šitą ciklą ir dabar tiesiog viskas teka arba tuoj ims tekėti labai gera linkme, labai lengvai, labai sklandžiai, labai maloniai. Iki šiol dėl tų visų įtemptų situacijų galėjo atrodyti taip, kad jūs pralaimėjote arba pralaiminėjate, bet iš tikrųjų švęsite savo pergalę ir ne tik atskirsite savo darbo, savo vidinio darbo vaisius ir tikrai labai daug pastangų įdėjote šitoj kelionėj ir buvot labai drąsūs ir priėmė daug drąsių žingsnių. Tai ne tik atskinsit tos vaisius, bet tie vaisiai bus tokie pelningi, tokie džiaugsmingi, tokie įkvepiantys. Tai sveikinu įžengus į savo gausiausią erą, sveikinu atrakinus savo gausą, siunčiu visiems meilės.